Sveiki, tai pradedam iš karto tiesiai iš traktoriaus kabinas ir vienas pirmųjų darbų tai yra biški kaimyns gelbė su rulonais, nes mums jau bėdelį, tai varau parsivežti ir paskui aišku rytinis apsišėrims ir visur reikia pašarų. Šviežiaus derliaus gal bada nebus jau. Tai dabar varau išsikrauti ir nusekvarysiu sėklos parsivežti. Nu viskas. Parliekta į ūkim. Rulonai visi vietoj. Ir dabar eiti mažiukam pasiduoti kombikormą. Išsikrauti rulonus, o dalį iškart į fermą, nes į pašarų visur reikia. Dabar porą rulonų už senosios fermos galą iš karto, tada vieną prie naujosios ir dar paskui reikės nulėkti iki daržinės šieną parsivežti, nes reikia mažiukam įsivežti ir būtų pašarai baigti. Nu, toliau, kaip pasakiau, jeigu bus kam pakrauti, varysiu sėklą parsivežti ir tada prie sėjamosios biškį reikia tvarkinėtis. Žiūrėsim, kada čia pradėti tą sėją, taip pasiplanuoti, kad iš karto ir užbaigti, nes jeigu visur žemė bus paruošta, sėjamoji 4 metrai, tai čia ten, aš dabar galvoju, 10-13 hektarų pasėti, tai čia neužtrunkant ilgai gerą dienikį viskas, aišku, nes kai yra per kokias 5 vietas, biški rytas užtrukins, jeigu būtų vienoj vietoj, tai ganėtinai greitai tą sėją gali užbaigti. Nu, pašerti paskutinieji, dabar tingu lipti, tai varau išsikrauti rulonus ir tada ateisiu biškį pasleisti, kad visi gražiai sutilptų. Visai šilt šiandien. Tai rulonai iškrauti, varyti atiduoti priekabą ir varyti pas Blinstrubų į ūkį, kur ir, kaip buvau minėjęs, jau dabar ne metais, o jau galiu sakyti, kad jau daug metų perkam sėklą, tai avižų vykių mišinę parsivežti. Priekaba jau kita užkabinta, susiskambinau pakraus sėklą, tai varau, kad negaišti ir reikės varyti pačiam jau pasistiprinti, papietauti. Nu, pasistiprinus gali toliau liekti darbus. Tai dabar varau iš garažą prasikraustyti, įsistumti sėklą su priekaba ir prie sėjalkas ruoštis. Tai žiūrėsim, kada čia ta sėja. Oi. Šito reikia jungti. Tai planai biški keitės. Kultivatorius užkabins ir varau pabaigti ruošti žemę iki galo. Nu ką, nakiečias numestas, prieksijungs, bandom lėkti. Vokiškai iš vietos, sunkiau. Tai va dabar vieną kartą prasikultivuoti ir atliksiu lygintuvą pravažiuoti, bus žemė sujudinta, lygintuvas pilnai dirbs ir kai su lygintuvu prasivažiuo, kaip ir biškiai prisispaudė ir nebie žemė džiovinama. Na viskas, kultivavimas baigta, tai varau kabinti šalim kultivatorių, aišku, dar reikia tada su Belarusu, kaip ir sakiau, nuliekti daržinį šieną atsivežti ir mus tiek sugrįžus su lygintuvu. Nes pavirčius prasibraukė,
tokios duobės. Tai paviršius prasibraukė, lygintaus turės darbą, kad neįtų dužta, tai musek neblogai turėtų prasilyginti. Čia visko musek nevarysiu, tik aplinkui kelis ratus, ką galų lūkės suvaryti. Ir čia realiai ant kalną, čia biški šone, kur pats molins, o toliau lengva žemė, tai atvariu su lygintavu. Prabrauksiu vieną antrą kartą daugiau, tai viskas. Transporto priemonių pakeista, keistas biški pailsiesa ir varu atsivežti mažiesiam veršiukam šienukam. Šiandien vietoj, kas čia dabar biški morizina, o, matyt keista, bebūna apdulkiai. Tu šiandien vietoj paskleisti ir žiūrėtis, musek liekti lyginti. Nu ką, lygintaus vietoj lekam, kol dar nesutema. Jeigu va šito valandų turam, dabar į pusę 7, kol nuvažiuosiu, kol atsikabinsiu, bus vos ne be 10-7, 8-9, nu, apie kokį gal 10 pavyks baigti, gal anksčiau. Panašiai pataikiau laiką, sakiau kokį be 10-7 pradėsiu, o dabar yra be 7-7. Nu tai žodžiu, jeigu tiek netruksiu iki 10, tai išvis gerai. Nežinau, va matysis, bet jau dabar pievų yra daugiau žolės negu pernai, kaip pjoviau apie birželį, kada aš pjovau 10, 11. Kažkaip birželio gal 2 savaitgalį kažkas buvo. Tai reikia tikėtis, kad tą toliau taip pat augs gerai. Dabar ir daug šilumos dar galėtų kada palyti. Ir gal būtų šiemet pašarų metai. Nereikėtų sukti galvos, kai rulonai baigas. Galėčiau pakomentuoti, kaip lygintaus dirbu, bet per dulkes nieko neapsimato. Tai viskas, sunkiausias darbas užsikabinti lygintuvą padarysim. Žadėjau baigti, planavau apie 10, bet 9. Tai realiai porą valandų, bet ir tai buvo vietų, kur kartojo, sakykime, jau ir 3 kartą, ten dar sukinėjos vos ne 4, kur biški kažkokias taip kaip provežas norėjo likti, bet šiaip plauks labai gražiai gavos. Visas tikrai ganėtinai lygus, aišku, dar čia biški kur toks priemuolė, čiut kaip ir vieną kitą provežą matos, bet da, kai sėsa su sėjamąja, tai da kompakteris yra, da vis tiek biški kultivuosas, tai ta žemė dar kitai biški sumes, jau plius ir greitis bus didesnis. Nu ir aišku, da viens laukelis kaip ir likęs nelygins, bet šiandien jau viskas, nes iš tikrųjų, jeigu nereikėtų da taip lygintuvą kabinėti, tada gal važiuočiau pabaigti, nes ten, nu, aišku, ten kokią valandą, tai dar kol nuvažiuosi kol kas, tai jau 9 yra šiandien užteks, taip tų darbų pasidarėm. Tai ką, leku ir tada žiūram, ką toliau darbuotis. Tai varom, išlyginsim paskutinį lauką. Šį pavasarį viskas. Žemės ruošimas bus baigti, lyginimai bus baigti, bet reikės tik pasėti. Ir viskas, lauk čia nautės. Nesakau ate šitam laukui, nes tap 2 kartus prabraukiau. Šiandien to laiką baisiai kaip daugiai nebė. Tai žiūrėsiu gal rytoj dar vakare, kad ir su temom. Bet dar 3 kartą pravažiuoti, nes dabar čia šioje savaitėje, kai arės toks ta minksta žemė, tai biški provišas spaudas, o dar neaišku, ar kūlimui, ar pjovimui sėsam. Tai geriau pasidaryti lygiai, kad tiktų viskam. Ir vis tiek čia dabar tą 3 kartą jau kaip ir
ganėtinai lygiai iš tikrųjų, jau greitis ir virš 10 dabar, dar čia biškį važiavau į pakalnį leidaus. Tai ryt pakartoti ir tada žiūrėti apsisėti. Ką veikti penktadienį vakarą, tai pradžioj sušerti buliukus, tada žiūrėti. Nes reikėtų dar įsėjimai pabaigti pasiruošti. Dar reikia ton vieną dirvikį pabaigti, išsilyginti. Tai apsišeram ir tada žiūram, ką toliau. Dičkiai kaip pašerti. Dar reikės pačius didžiuosius laukia pašerti. O dabar galim dar mažiukus pažiūrėti, nežinau, kada čia berodžio vanus. Tai va kokie margiai mėsinukai. Veislinis šitais. Nu ir einam dar biškį prie didesnių, kur paskui keliausiau, kai visai nuo kombikormas atsijunkis. Tai va, ponaičiai. Šiems visai skanusi pagal ėdimą. Yra susidomėjusių. Nu, šiandien kažko baisiai daug nedarysim. Einu atsikraustyti, reikia sėklą pasiruošti rytojui, nes yra kviečiai, tada pašariniai uždėti. Reikia persikraustyti. O da priekabą užstačiau su avižų vykių mišiniu, tai reikia biškį apsidėliuoti, ką rytoj nereikėtų. Veršiukus nupiešti, veršiukam į pienmilčiai skirti. Tai reikia paįsidėjau iškart parsivežti, nes vis užmiršau. Ir aišku, čia dabar yra 2 rūšių kombikorma. Iš raudonių dabar jau vis perkam. Tai yra nuo mėnesio iki 3, o tas stambesnė ir nuo 3 iki 6 ar ne. Nuo 6 iki 9. Ir aišku, jau ir didesni. Tai damaišyta avižų, vikių, peliuškų, miežių mišinys traiškits ir pamaišyta. Nes jau jį vyresniai turės paskui jau parvažiuoti su didesniais. Tai po biškį darom atjungiamą, kad nebūtų iškart kombikormai ir iškart ant traiškitų. Biškį bus padirbėtai su nauja technika. Tai privoluota. Volai 6 metrai, o jo iš po, taip sakant, žemė išlyginta pusė jos. Greitis kiek čia? Apie 12, tai smagu įvažinė. Tai pagaliau sėja įsijudėja, nes biškį kišos seklamamžiai. Nes pernai kažkas po rudeninės sėjos neišvalė grūdų. Nežinom, negerai taip daryti. Tai dabar jau braukas galų laukia ir varysiu toliau. Šiaip sėjas visai greitai su 4 metrais, plius kai su lygintuvu įsilyginė, jau vis tiek nebent kuo kerima, tai visai neblogai. Dulkių kamuoliai kyl, bet tik nuo pačio pavirčiaus, aišku, dabar jau kur pirmoji vietoje sėjus pradžiūva, bet šiaip šitais žemė verčiasi iš apačios drėgna. Tai vadinasi yra ir drėgmės ir šilumuose, ir turėtų gal neblogai sudygti. Pasibaigė trumpasios družikės, dabar prasidėjo ilgosios, tai pradėsi dirbą mažyti greičiau. Kaip pasakiau, greitis apie 12 ir iš tikrųjų žemė tai tikrai gražiai gaunas, nes viršus toks sausas padžiūvęs, gerai byrantis, o iš po pačios kultivatorius vert drėgna žemė, tai sėkla turėtų pagal viską ir drėgnoj ir šiltoj žemėj pasigundyti, paguldom
kas arti. Šiai dienai, aišku, jokią skutiką neturim, tai naudojam plūgą, bet jeigu visai galvojant, ką darai su plūgu, tai, manau, yra netoks blogis. Nes čia šits vieną kartą kultivavos, tada užlyginau viršų, sakykim, ta drėgmė užsidarė. Nu ir viskas, ir vertas gražiai drėgna žemė, dabar gal eis pamatyti. Matos, drėgna žemė vertas. Tai vadinasi, neišsidžiovinami pelenus. Aišku, jeigu čia daug kartų kultivuojant, jo išsidžiovintų, bet kadangi nereiktų. Ir šiaip stengiamės kuo mažiau sumažinti tų važiavimų, nes kiekvienas važiavimus energa dengtai. Manau, neblogai ir rezultats ir kažkiek ekonomijas. Viskas. Pavasarinis sėja baigta. Galėsim atostogauti. Juokauju. Netostogausim. Nes dabar reikėsim ir prie fermas jau ganyklą tvarkytis. Kas yra mažesni įbuliukai, pasileistų į laukam, tada grėblį prasižiūrėti, šienapėlį tik prasitepti, nu ir kas čia, realiai po gerų 3 savaičių šienauti. Tai gan, varom į ūkį ir viskas, reikia pailsėti. Tai dar trumps pasisakyms, pavasarinis sėja baigės tai šitai sėjimai ir mums, bet dar reikės kukurūzui pabaigti ruošti žemę ir kitą savaitę atvažiuos turbūt Agrosma pasėti kukurūzą. Tai manau, ten ir susitiksim tikrai.